nusprendėm paplaukti baidarėm. Nenorėjom pirkti, nenuomoti baidarių ir nusprendėm padaryti patys. Permatoma baidarė. Čia bus jinai apvyniota su streič juosta. Rytoj plauksim, parodysiu patį plaukimą. Ir jeigu bus įdomu, tai gamybos procesą. Viskas yra padaryta labai elementariai, greitai. Užtrukom 2 valandas. Užtrukau, dariau vienas, bet streič juostą apvynioti geriau pagalba dar vieno žmogaus reikia. Tai dėl to pervešiu mašinoj ir paskui apvyniosim jau gamtoj su streič juosta. Naudojau tiesiog šildymo grindims tokius vamzdžius 16 ir 20 diametro ir tokios žirklės pjaustyti tos vamzdžius, kad lygiai gražiai atpjaut. Paprastai nepavyks, o čia gaunasi tiesus gražus pjovimas. Ir 16 vamzdžiai labai gražiai sueina į 20-tuką. Pasižiūrėkit. Matosi, kad čia 16 ir 20-tuką. Gabaliukas 20-tuko ir iš viršaus ir iš apačios 16-tukas. Paskui priekį padariau tokiu būdu. Ir nupirkau irklą. Ir dabar mes pasiruošę apiplaukti visą Lietuvą. Iki rytojaus. Permatoma. Naktį galima plaukti, įjungti viduje žibintus. Pajungti bet kokią spalvą, arba neoninę, arba žalią, baltą, raudoną. Bus labai įdomu. Ir mes tai išbandysim. Naktinis plaukimas bus ir dieninis plaukimas. Diena, kokie privalumai. Matosi dugnas, matosi upė, matosi povandeninis pasaulis. Kamera to neperdada, bet mes tai išbandysim ir papasakosim jums apie tai, apie savo įspūdžius. Padarėm sėdynę, kaip Porsche. Viską apvyniojam su streič juosta 3 kartus. Nupirkom naują irklą. Mačiau, aišku, kad yra parduodami ir padėvėti tie irklai. Galima ir pirkti ir nenaują. Aišku, kitą baidarę gal išeis ir dar įdomesnė, tvirtesnė, bet viską pranešim, parodysim. Tai jūsų laukia dar įspūdžiai nuo mūsų plaukimo. Iki pasimatymo.